Kaip vertinate tolimesnės galimybės bendradarbiauti su Baškyrija atskiruose sektoriuose? Na, manau, kad yra didesnis ir konkretesnis, nei kad šiaip kuriam nors Rusijos sektoriui, Rusijos regione, išskyrus galbūt Kaliningradą ir Peterburgą, kur didelis privalumas yra nuotolis, galimybė dažniau bendrauti, konkrečiai dirbti. Ir ten jau yra didesnis įdirbis, pavyzdžiui, kaip Kaliningrado srity, kur yra ir mūsų įvairių sektorių įmonių. Lietuva čia viena iš pirmaujančių tame regione ir jeigu įmam Lietuvos, pavyzdžiui, investicinius projektus, tai Kaliningradui tenka daugiau nei pusė Lietuvos užsienio investicijų. Bet tie regionai yra tuo palankus, nors ir tolimi iki Baškyrijos, na, trigubai toliau negu iki Maskvos. Gerokai arčiau yra, pavyzdžiui, Tatarstanas, Kazanė, ten mes irgi dirbam. Jie irgi buvo atvažiavę ir tik tai galbūt netokioj solidžioj sudėty. Bet Baškyrija labai noriai ėmėsi to bendradarbiavimo, jinai yra pakankamai savarankiška, kaip pavyzdžiui ir Tatarstanas, nes tai yra nesritis, ne autonomija, o tai yra respublika ir tai vyko jau naujais laikais, jie pakankamai gerai valdė savo ekonomiką, turi daug resursų, mūsų ekonominė struktūra yra ir skirtinga. Tuo, kad jie turi daug resursų, turi dar nepakankamai aukštai išvystytą vartojimo prekių gamybą savo kokybinių lygių ir todėl mūsų prekės ten yra labai patrauklios. Pavyzdžiui, kad ir trikotažo, tekstilės gaminiai, įmonės, čia mūsų svečiai aplankė tokias įmonės ir kalbėjosi, jeigu neaplankė, tai yra plataus spektro tekstilės ir aprangos įmonės, kaip kad Kauno Baltija, dalyvavo Garlyta kauniečiai, Utenos trikotažas, Vilniaus audėjas, Tūmas, specdrabužių gamintojas ir jie iš tikrųjų pripažino, kad šioms įmonėms yra ką veikti regione, kad iš Baškyrijos galima aplinkui tam regione tas prekes parduoti, o ką tai reiškia Lietuvai? Tai reiškia, kad šitos Lietuvos įmonės galės daugiau gaminti, turės daugiau užsakymų ir jų prekės ten patrauklios ir pageidaujamos, vadinasi, daugiau uždirbs jie, daugiau uždirbs darbuotojai, daugiau į biudžetą įplauks. Tai čia apie kiekvieną tokį projektą galima pasakyti, kad niekada nėra taip, kad turėtų į naudą tik tai verslininkas. Kai verslas auga, tai vadinasi ir darbo vietos auga, vadinasi į biudžetą ateina daugiau pajamų ir mes neturim tiek rūpesčių su bedarbystė ir manau, kad geriau žmonėms dirbti Lietuvoje, šitose įmonėse, gaminti prekes eksportui, nei kad išvažiuoti ieškoti darbo svetur. Pagaliau, jeigu, pavyzdžiui, kad ir tekstilė arba apranga, jinai ilgus metus dirbo vakarams pagal užsakymus, parduodama darbo jėgą, kitaip tariant, atlikdama paslaugas, gaminant pagal jų modelius, pagal jų netgi lekalus ir netgi neturėdama galimybės laisvai prekiauti tais gaminiais, kurie užsakyti iš vakarų firmų ir su jų firminė, reiškia, su jų firminiu ženklu eina pagal to užsakovo patvirtintą schemą į tas rinkas. Tuo tarpu čia į rytus, į tas šalis, Lietuvos įmonės gali eiti jau su savo firminiu ženklu, su savo vadinamoju brendu ir prisistatyti ten kaip laukiamas gamintojas, laukiamas tiekėjas, sustiprinti tada savo potencialą, sakyčiau, netgi tokį svorį ir aš manau, kad mūsų dizaineriams, mūsų modeliuotams, mūsų gamintojams tai yra labai svarbu, ne tik tai dėl garbės, dėl orumo, bet ir dėl situacijos valdymo, dėl savarankiško ėjimo į rinkas. Aš manau, kad labai svarbu dabar labiau subalansuoti mūsų rinkas, kada nėra lengva atkovoti naujas rinkas vakaruose, jos irgi turi savų gamintojų, tai augančiose rinkose, o rytų rinkos kaip tik yra labiau augančios. Ten mūsų prekės yra labiau pageidaujamos ir geras tas regionas, ta rinka, kurioje yra daug vartotojų, kurie mielai perka ir atsiskaito, žinoma.
Tai štai tokie yra privalumai, tokios yra galimybės. Aš dar pridursiu, kad ta tokia aukšto lygio delegacija, kur oficialūs valdžios atstovai ir taip pat pramonės priekybos rūmų vadovai atvyko, jie turi be abejo paties aukščiausio lygio palaikymą. Man teko 2 kartus lankytis pernai ir šiemet, dar visai nesenai, pas naująjį tos Respublikos prezidentą, Rustemą Hamitovą, kuris labai dalykiškai, labai dėmesingai išklausė mūsų pasiūlymus, vyko labai konkretus dialogas ir jis netgi televizijai pasakė, kad jisai pertvarkys kai kurios sektorius ir man atrodo, kad ten tikrai gerai mums turėtų būti dirbti todėl, kad yra palaikymas, yra nusiteikimas, yra toks dar neapsivėlimas tokia biurokratija, labai greitai sprendžiami klausimai, duodama eiga spręsti, yra kontrolė tų klausimų, yra viešumas. Kiekvieną kartą su prezidentu einame į didelę spaudos konferenciją, kur praktiškai turbūt visa svarbiausia Respublikos žiniasklaida susirenka, jie kelia klausimus, tenka pamastyti. Svarbiausia, ką mes padarėm, tai suformavom aiškę strategiją, kokiuose sektoriuose dirbam, kokie yra tie prioritetai ir kaip mes tai įgyvendinsim. Ir žinoma, atėjo laikas, kada įsijungia iš Lietuvos pusės konkrečios įmonės, konkretūs verslininkai, žinoma, tie, kurie turi potencialą ne tik tai gaminti čia savo vietiniai rinkai, bet kurie turi galimybių eiti į tolimesnės rinkas ir turi interesą taip pat plėtoti savo rinkas, kurdami naujus ūkinius subjektus tolimesnėse šalyse. Tam reikėjo priaugti, kad Lietuva taptų investuotoja ir kad galėtų savo produktus šitaip plačiu mastu gaminti ir parduoti. Конечно, пока какого-то очень большого опыта нет, ну мы, как говорится... Žinoma, kol kas kažkokios tai didelės praktikos nėra, bet aš tikiu, kad mes, kaip sakoma, surandame bendrus sąlyčio taškus. Žinoma, mes galime džiaugtis, kad esame vieni iš tų, kurie yra maisto perdirbimo sektoriuje, pradedant nuo gamybos ir baigiant perdirbimu ir pilnu ciklu, kaip sakoma, nuo lauko iki stalo. Ir mes galime pasiūlyti kai kurias pažangiausias technologijas. Действительно, передовых технологий. Žodžiu, vienu nusimato tai, kad mes turėsime darbo, o jeigu turėsime darbo, vadinasi, geriau ir gyvensime. Taip, jeigu dirbsime ne tik tam regione, bet dar ir toliau, ir į rytus, ir į vakarus. Kokie sekantis jūsų planai veržliai plėtojant Lietuvos ekonominius ryšius su kaimyninėmis ir tolimesnėmis šalimis? Na, pirmiausia, turbūt nebus naujiena, kad intensyviai dirbam su Kaliningradu. Buvo smagu nesenai net ir kultūrinį projektą kartu įgyvendinti, kuomet Kaliningrado naujasis gubernatorius Nikolajus Sukanovas kartu su manimi rėmė ir dalyvavo tarptautinėme šlegerių festivalyje Palangoj. Tokie dalykai labai praturtina, sušildo ryšius. Ir štai mes iš tikrųjų ten su Lietuvos verslininkais praktiškai kiekvieną savaitę turim nemažai darbo, dėliojant per planus konkrečius darbus, projektus šiame regione, turint minty, kad ten ir bus ir energetikų miestelis statomas, ir infrastruktūra plėtojama, ir mūsų įmonės, ir statybinės, ir įrangos gamintojai tikrai turi ką pasiūlyti. Ir aš mielai padedu joms, vėlgi tuo tikslu, kad joms augant, stiprėjant, galėtų čia pat už Nemuno mūsų Lietuvos žmonės, specialistai ir darbuotojai įsidarbinti ir neišvažiuotų į tolimus kraštus. Na, bet dar vienas iš artimesnių planų, tai yra Kazachstanas. Jau buvom sutarę, dabar pas juos vyksta aukštutinių rūmų rinkimai rugpjūčio mėnesį. Turbūt mūsų sekantis susitikimas įvyks rugsėjyje, po mūsų apsilankimo vasaros pradžioj, mes esam taip pat sutarę. Analogiškus praktiškai sektorius, gal daugiau akcentų ten yra statybos srityje pasiūlymų, bet taip pat ir maisto sektorius, ir apranga tekstilė, ir turizmas gal šiuo atveju kiek mažiau. Vėlgi
panašų projektą, panašaus turinio įgyvendinsim, jau pradėjom tą daryti nuo strateginių susitarimų su Kazakstanu, jo labiau, kad jų vadovaujanti partija ir mano senai pažįstamas prezidentas Nursultanas Nazarbajevas labai palankiai vertina bendradarbiavimą, va šiuo kanalu, būtent kada konkrečiai kuruoji, gali padėti atsirinkti partneriams, surasti viens kitą, pasitikėti viens kitu. Taip, kad dabar ne atostogos galvoje, ne poilsis, o reikia spėkti suktis tarp artimesnių ir tolimų kraštų, kad nepraleisti tų šansų, kurių mūsų ekonomika turi. Jūs nebūdama valdžioje, netgi ne ministrų kabinete ir netgi Seime aktyviai siekite, kad Lietuva stiprėtų, plėtodama tarptautinį bendradarbiavimą. Kodėl jūs tai darote? Ar Lietuvoje valdžios struktūrose nebėra kam daugiau to užsiimti? Aš manau, kad būtų kam užsiimti, tam ir yra valdžios institucijos, dirbdama Žemės ūkio ministrė, aš tikrai labai aktyviai dirbau visom kryptim ir manau, kad tos pasiekmes yra akivaizdžios ir dabar labai nesinorėjau, kad tas įdirbis susilpnėtų. Tačiau kartais tiesiog įstringama gesinant gaisrus, kada ekonomika smuko ir nebe valdžios padarytų klaidų įtakos, gal tiesiog ir neprieina eilė tiems darbams arba galbūt nepakankamai vertina šitos svarbos, galvodami, kad tik tai štai ES rėmose, tik tai dirbdami vakarų kryptimi galime sustiprinti ekonomiką, mūsų verslą ir mūsų žmonių užimtumą. Deja, kaip ir savo laiku, aš labai daug dirbau vakarų kryptimi, ypatingai Vokietijos, kitų šalių atžvilgių. Taip dabar suprantu, kad daugiausiai šansų yra šitą kryptimi, neprarandant pozicijų ten, kur mes įtvirtinom vakaruose ir ES ir kitose šalyse, bet čia, kur ekonomika auga, mums tikrai reikia daug dirbti, todėl, o ką man belieka daryti savo laiku, aš skatinau Lietuvą apsispręsti nepriklausomybei ir žinoma, šiandieną negaliu sėdėti sudėjus rankas ir žiūrėti, kaip kamuojasi kai kurie sektoriai susilpnėjus per pastarosius metus vartojimui vidaus rinkose, taip pat kai kuriuose kaimininėse rinkose. O jeigu yra kam parduoti, tai mūsų gamintojai moka ir gali pagaminti puikių prekių, kurios tikrai džiugina vartotoją. Tai čia yra mano kaip ekonomistės ir kaip pirmosios premjerės misija, jo labiau, kad ėmiausi vadovauti naujai partijai, kuri taip sunkiai skynėsi kelią į gyvenimą dėl valdžios pasipriešinimo. Tai pagaliau reikia pateisinti ir savo kaip vienos iš partijų vadovės vardą ir vaidmenį. Dėkojame Jums už pokalbį ir Jūsų pastangas padėti Lietuvai ir Lietuvos žmonėms šiuo sunkmečiu išlipti iš ekonominės duobės. Tuo mes savo šią laidą ir baigsime, linkėdami Jums sėkmės ir kartu su Jumis tikėdami, kad turi būti geriau, turi būti kitaip.